Sveiki visi. Labas. Mano vardas yra Ieva Launagė, socialiniai erdvėj vadinuosi Nina Sol. Ir aš esu Rėjus. Labai džiaugiamės, kad prisijungėte prie mūsų šį vakarą, rytą, dieną, kad ir kur esate šiandieną. Kviečiame pasidaryti arbatos ir linkime jaukaus laiko kartu su mumis. Įsivaizduokit, kad pasidarot arbatos ir persikeliat per portalą ir atsisėdat pas mus pervalkui svetainį ant sofos ir mes tiesiog kalbam. Taip, ir žiūrite į užšalusias marias, mėgaujatės tiesiog smilkalų kvapais, aromatu. Tai leidžiamės į šį pokalbį kartu. Ir pirmas klausimas, kurį norėtume aptarti, apie jį pakalbėti šiek tiek plačiau, tai yra, kas yra sąmoninga realybės kūryba. Rėjau, kaip tau atrodo ir kaip galėtum atsakyti į šį klausimą? Galbūt reiktų pradėti nuo atsakymo, kas yra nesąmoninga realybės kūryba. Galime ir taip pradėti. Tai pradėk. Kaip tavo akim vyksta nesąmoninga realybės kūryba? Nesąmoninga realybės kūryba tai yra reakcijos į situacijas, negebėjimas pasirinkti atsakymą į tai, kas vyksta su mumis, bet reaktyvus modelis, kai mes reaguojame iš automatinių reakcijų, iš automatinių kažkokių programų. Tai tiesiog mus valdo mūsų programingas, taip pasakykime, valdo kažkokie įsitikinimai, kažkokios praeities situacijos. Ir kas gal sakykime sudėtingiausia, kad žmogus nesuvokia. Tai va tas sąmoningumas ir priklauso nuo to, kad va sąmoningas kūrėjas, sąmoningas gyvenimo kūrimas yra suvokimas, kad vis dėlto tai, kas vyksta manyje, tai, kas vyksta išorėje, turi kažkokią sąsają ir aš turiu galimybę rinktis, kaip atsakyti. Nesąmoninga realybės kūryba tai yra nesuvokimas iš vis tos sąsajos visų pirma, kad viskas susiję, kad viskas priklauso nuo to, kas mano viduje tas išorėje ir kažkaip tai reflektuoja. Ir tiesiog reaktyvus gyvenimas, tai čia vienas aspektas ir kitas aspektas, ką norėčiau paminėti, tai yra automatinis minčių srautas, kuris tiesiog vyksta galvoje, sąmonėje ir žmogus nekvestionuoja tų minčių, jam atrodo, kad jos visas yra tiesa, kad jos visas yra tiesa ir jeigu ateina kažkokia mintis apie tai, kad ten kažkas negerai, tai iš karto žmogus ir priima kaip tiesą, jis nesupranta, kad turi galimybę rinktis, kad čia tik mintis. Tai vat susitapatinimas, kaip dar galėtum papildyti? Aš turėjau follow-up klausimą. Kaip žmogus, kuris žiūri video ir kaip jis galėtų atpažinti, kad jis yra nesąmoningam realybės kūrime šiuo metu? Jeigu jums nepatinka rezultatas, jeigu jums nepatinka realybė, kurioje esate, jeigu jums nepatinka santykiai, kuriuos esat, jeigu jums nepatinka aplinka, kurioje gyvenat, jeigu jums nepatinka veikla, kurią užsiemat, jeigu jūsų kūno sveikata yra prasta, jeigu jūsų būsena yra prasta, tai greičiausiai esat nesąmoningam realybės kūrime. Ačiū. Aš taip puikiai atsakau, kad tu neturi ką papildyti. Kaip atrodo kitas polis, kur yra sąmoninga realybės kūryba? Kiek metų jau esi joje ir kokius pagrindinius aspektus įgalintum šitos sąmoningos kūrybos? Sąmoningam realybės kūrime esu jau daugiau negu 15 metų ir pagrindiniai aspektai yra tokie, kad čia toks platus klausimas, pagrindinis aspektas toks. Tai yra suvokimas, kad aplinkybės nevyksta su manimi, kad aš nesu aplinkybių auka, kad aš esu įgali kurti taip, kaip aš noriu ir kad bet koks gyvenimo aspektas gali virsti į pilnatvę.
kad bet koks siauras kažkoks patyrimas, kur jaučiasi nefainai, gali prasiplėsti. Tai iš esmės ir viskas priklauso nuo mano valios. Tai sakyčiau, kad čia yra pagrindiniai dalykai, kur labiausiai suskambėjo, kai pradėjau užsiimti sąmoningą realybės kūrybą. Suvokimas, kad wow, vis dėlto aš galiu kurti taip, kaip aš noriu ir nesu aplinkybių auka. O kuo tai skiriasi nuo paprasto normalaus žmogaus? Aš atsimenu, pats taip buvau ir taip mąsčiau. Kuo skiriasi šitas, ką tu pasakei, nuo tokio, aš žinau, ko noriu, aš einu ir siekiu tikslų? Oi, labai skiriasi. Bet gal tu galėtum irgi ką nors atsakyti. Gal iš šitą klausimą. Kai manęs paklausė, aš atsakysiu. Labai gražiai čia perėmė klausimus. Tai yra labai siauras proto vektorius. Einu ir siekiu tikslų išorėje, per išorės veiksmus. Tai galima padaryti ir tai galima pasiekti, bet tai dažniausiai kainuoja labai daug. Ir yra žymiai lengvesnis kelias ir žymiai lengvesnis ir malonesnis būdas lygiai taip pat pasiekti, lygiai tą patį pasiekti žymiai greičiau, bet per atsipalaidavimą, per pasitikėjimą, per visai kitą patyrimą, visai kitą kokybę. Ar čia moteriam tinka? Visiems tinka, absoliučiai visiems, nes visi mes turim ir vyriškos, ir moteriškos energijos, nesvarbu kokia lytis esame, vis dėlto mūsų noras realizuoti geresnę gyvenimo kokybę nepriklauso nuo lyties. Ir aš manau, kad visi turime tokį poreikį turėti pilnatvišką, kokybišką realybės patyrimą. Tai jeigu mes tai statome kaip tikslą, nes dažniausiai tikslas būna, noriu čia gerai karjeroj pavaryti, kažkoks pripažinimas, pinigai, tokie tikslai. Bet jeigu mes atsigrėžiam, kad vis dėlto mano tikslas yra pilnatvė, tai vėlgi yra visai kitaip. Ir gal šioje vietoje galit pakvestionuoti, kai žiūrite, koks yra tas jūsų tikrasis tikslas. Ar tiesiog pinigai ir pripažinimas, ar ten, nežinau, kažkas, kas bebūtų, ar pilnatvė. Pilnatvė viskame. Tai dabar aš gal galiu tavęs paklausti. Prašau. Nes tu jau čia manęs priklausinėjai. Ar turi visų pirma ką papildyti, ką aš sakiau ir apie ką aš kalbėjau? Nesąmoningam realybės kūrime pagrindinė schema, kuri aktyvi, aš neturiu galios ir neturiu atsakomybės, kas vyksta mano realybėj. Pagrindinis. Sąmoningam realybės variante aš esu visiškai atsakingas dėl visko, kas įvyko mano patyrime. Tai čia pagrindiniai. Ir klausimą turbūt, kurį užduoda sąmoningas kūrėjas, tai yra ne kodėl tai su manimi įvyko, o kodėl aš savo tai sukūriau. Ką aš noriu iš to išmokti, ką aš noriu patirti ir kodėl aš tai savo sukūriau. Tai priartėkime gal prie kito klausimo, kuris iš tikrųjų yra visai kitoj vietoj, bet manau, kad dabar būtent jį reiktų užduoti ir kodėl sąmoningam kūrime svarbus suvokimas, kad aš esu siela. Ne vien kaip daugelis yra susitapatinę tik su kūnu ir kad aš esu kūnas baigs savo gyvenimą ir aš išnyksiu, arba net iš vis nekvestionuoja apie tai, kas vyks, kai kūnas jau baigs savo galiojimo laiko, visiems absoliučiai tai vyks, niekas nuo šito nepabėgs. Na, nebent transcenduosit savo sąmonę šitam gyvenime, tai irgi įmanoma, bet vis dėlto kūnas yra laikinas ir kodėl svarbu suvokimas tos sielos
kad aš esu siela, ne aš turiu sielą. Aš esu siela iš tikrųjų ir patiriu save žmogiškam kūne. Ir čia gal aš užbėgsiu šiek tiek už akių prieš atsakant, tu man papildysi, jeigu ką, nes mes pradėjom kalbėti apie tai, kad svarbu kvestionuoti, kodėl aš savo tai sukūriau. Ir tai jau yra sielos klausimas, nes siela, jinai keliauja per daug patyrimų, per daug įsikūnijimų ir sielos tikslas yra augti, tobulėti ir dėl to tam tikri patyrimai, kurie mums atrodo labai sunkus, labai daug iššūkių keliantis, labai daug skausmo keliantis, praradimai, netektis, dar kažkas, kur atrodo tiesiog turėtų mūsų žlugdyti. Šitoj vietoj, kai mes suvokiam, kad mes esam siela, mes tada prisimenam, kad siela turi savo planą, kaip augti ir mokintis. Ir kartais siela nori, kad sugebėtume prisiminti amžinybę. Sugebėtume prisiminti, kad už visų patirčių, už visų iššūkių, už visų sunkių gyvenimiškų situacijų vis dėlto aš esu siela, kuri yra visiška meilė, visiška gausa, visiškas saugumas, lygiai taip pat kita siela ir kitas žmogus, jeigu ten įvyko kažkoks praradimas ar dar kažką, tai yra irgi siela, niekur nedingo. Tai mes, kai pradedam suvokti tą sielo aspektą, visiškai kitaip iš vis suvokiam gyvenimą. Mes suvokiam, kad tai nėra vien tik tai kažkoks materialus žaidimas, kur aš čia koks būsiu sėkmingas kaip žmogus. Iš tikrųjų, ta sėkmė kaip žmogaus yra labai labai menkas dalykas, bet sėkmė kaip sielos suvokime, kaip aš kaip siela sugebu naviguoti šioje realybėje ir augti ir plėstis, yra visai kas kita. Ką norėtum papildyti čia? Kai sąmonė ateina iki tam tikro lygio ir su kiekvienu lygiu atsidaro skirtingi suvokimai ir skirtingos ten lubos yra, kai atsidaro sąmonė ir ateina tas aha momentas, suvokimas, apšvietimas galbūt apie jog aš esu siela, tada žmogus pradeda kitaip matyti, kitaip jausti. Ir jeigu yra pakankamai drąsus, patyrinėti ir smalsus, jis gali leistis į sielos vedamą kelionę. Toj kelioniai turi galimybę susilygiuoti su būtent tom patirtim, kurios yra reikalingos sielai, su būtent tai žmonėm, kurie turi būti pasiekti ir būtent tais sielos kontraktais, kurie turi būti atlikti šioj kelioniai. Tai va tiek, galbūt. O aš galvoju, kiek tu čia plati. išsiplėsi, nes mes šitoje vietoje tikrai nesiplėsime per daug, bet tiesiog tas vien suvokimas jau pradeda visai kitaip formuoti mūsų požiūrį į daugelį dalykų. Ir tai padeda išsilaisvinti iš kančios. Tai labai tiesiog kviečiam jūs šitą priminimą savo duoti, net jeigu kol kas jums atrodo tai visiškai aš tai nesuprantu iš viskas tą sielą, nesvarbu, tiesiog leisti savo, aš esu siela, leisti savo duoti priminimą, nes po truputį įvyks tas atsiminimas. O jeigu bus tokia reakcija, kaip Ieva parodė, tai galit jau atpažinti, kaip veikia ego. Ego tai nėra nieko blogo, tai yra tiesiog identitetas. Tai yra kas aš esu, tai yra proto konstruktas ir protas labai mėgsta būti toj siauroj dėžutėj, būti taip, kur viskas labai aišku. Dėl to šitas pažinimas to, kas neapčiuopiama, dažnai gąsdina. Ir čia mes priartėjom labai, labai organiškai prie kito klausimo, kodėl daugeliui žmonių yra taip sudėtinga atsiverti suvokimui, kad yra aukštesnė sąmonė, kad yra visata, kad yra šaltinio energija, ta pati siela,
kad daugeliu tai skamba kaip kažkoks mistika absoliučiai ir net daugelis nenori girdėti, uždaro duris. Ir jeigu jūs vis dar klausote šį video, tai džiaukitės, kad jūs nesat vieni iš tų, kurie bėga, jūs esat jau pakankamai sąmoningai įsileisti tą informaciją, tai reiškia, jūsų siela jau yra, pabudime ir jį jau pripažįsta, kad yra kažkas plačiau ir neapčiuopiama. Tai vis dėlto, kodėl daugeliu tai yra taip tokia gąsdinanti tema ir net tikrai matau, kaip žmonės vengia ir bėga ir jie net nenori nieko girdėti apie šitus dalykus, nes kaip crazy, jiems kitas žmogus, kuris kalba apie tai, atrodo kaip kažkoks išprotėjęs, kaip aš pastebėjau daugeliu atveju. Labai subtilus klausimas. Ir gal paviršutiniškai atrodo jis paprastas, bet giliau panagrinėjus labai daug lėjerių yra. Pirmas lėjeris, tai siela, ne visos sielos pasirinko pabust. Siela pasirinko, jeigu ji savo plane susidėliojus tam tikrus planus ir pabudimas nėra vienas iš plano, galbūt ten karmos, galbūt svorio sielai prijungimas ir davimas per kančią, per baimės, per visus žmogiškus patyrimus, sielai gauna svorio ir taip evoliucionuoja. Tai tie žmonės savo realybėj net negali pamatyti ar susijungti su tom aktyvacijom, su tom žinutėm, nes tai būtų nenaudinga ir tai būtų prieš jos sielos planą. Jeigu vis dėlto susijungia, jeigu jie vis dėlto kažkokiu atveju turi tą sąlytį su žmogum, kuris jau yra dvasiškai pabudęs, tai pavadinkime, jau jis prisimena save. Tai jau kita kategorija žmonių. Apie tą, kur šnekėjom, jis neturės sąlyčio. Jis neturės, nes peradresuos. Abonentas nepasiekiamas. Nepasiekiamas, jo. O tas, kuris jau turi, tai jis savo keliai sutiks tokių žmonių, jis gaus informaciją ir yra keletas kategorijų. Viena žmonių priešinsis, nuneigs ir kalbės, pradžioj tai jaus mintim, emocijom ir įsitikinimais, ne savo tėvų, senelių, močiučių, visos linijos, viskas, kas sudėta. Ir jis tom mintim maitins save ir tikriausiai, kad atstums, nueis į šoną. Arba persijungs į pyktį, agresiją ir tokių būna. Ir tiesiog gali pradėti pulti netgi. Gali pradėti pulti arba juoktis iš to žmogaus. Kažkaip žeminti, sumažinti ir tai vėlgi čia yra reakcija nesąmoningumo. Aš tikiuosi, jūs visi matėt filmą Matrica ir ten tą filmą reiktų žiūrėti kaip dokumentiką, tikrai. Ir Matricos tikslas tai yra laikyti iliuzijoje. Tai šiame pasaulyje, šiame gyvenime mes irgi tai matome, kad žmonės ir ką pasakė programa Matricos paskutiniai daly, pačiam gale, jeigu nežiūrėjot, labai rekomenduoju. Pasakė programa, kai Neo su Trinity atėjo ir programai Matricos sako, let's see what the free mind can do, tai pažiūrėkime, ką laisvas protas gali padaryti. Programa atsakė, žmonės nenori būti laisvi. Šitą reikia suvokti, kad jie nenori būti laisvi. Ir dėl to daugelis visais būdais bandys ginti ir visaip kaip priešintis tam, kas kelia iššūkį tai nusistovėjusiai tiesai apie tai, kaip patiriama realybė, kas yra tas gyvenimas ir taip toliau. Tai ir čia mes prieiname prie dar vieno aspekto, kuris yra labai svarbus. Tai yra... Prieš šitą aspektą. Jeigu jau turėjo tokių patyrimų, kur išorė, aplinka, šeimos nariai, giminės, darbuotojai, kažkas
į jūs taip sureagavo, kai jūs dalinotės vienu ar kitu, pasidalinkit šitom istorijom, komentaruose labai įdomu būtų paskaityti. Būtinai parašykit. Ačiū. Tai ir mes prieinam prie kito aspekto, kad tam buvo sukurta religija, kuri kalba apie kažką, bet jos tikslas realiai apie kažką aukščiau, bet jos tikslas realiai valdyti sąmonės. Ir šioje vietoje religija pavertė tą ryšį su aukštesnė sąmonė, su visata, kaip kažkokį tai tik tai per tarpininką patiriamą dalyką. Ir dėl to daugelis sąmonių, kurios iš vis nenori nei pabudimo, nenori nieko bendro turėti su visų pirma religijom, tuomet, kai kažkas, mes, pavyzdžiui, pradedam kalbėti apie ryšį su visata, ryšį su aukštesnė sąmonė ir baidosi šitų dalykų, bet labai labai svarbu suvokti, nes jeigu žiūrit, pavyzdžiui, šį video ir dar jums šioje vietoje, kai mes kalbam apie aukštesnę sąmonę, kažką aukščiau, kyla kažkoks toksai jausmas nesmagus, turėkit minti, kad gali būti religinė įtaka ir kadangi daugelis nenori turėti nieko bendro su religijom, jie tada nuneigia iš vis tą ryšį su aukštesnė sąmonė, su visata, su šaltiniu. Tai aš tiesiog noriu užtvirtinti, patikslinti, kad kalbėdami apie šaltinį, apie aukštesnę sąmonę, mes neturim nieko bendro su jokiais religiniais aspektais. Viskas yra per tiesiog tyrą energiją, tyrą kontaktą ir visos religijos, kurios turi savo dievų formas, jos yra teisios, nes visur yra tos formos, ar ne, visur įsireiškia ta dieviška sąmonė. Ir kiekvienas turi galimybę į asmeninį kontaktą, į visišką asmeninį kontaktą. Ir čia prasideda gal tas momentas sąmoningam realybės kūrime, kur mes kalbėjom apie tai, kodėl gali taip eiti tikslų ten ir gali pavykti pasiekti tos tikslus, bet tai turės didžiulę kainą. Ir kodėl sąmoningam realybės kūrime tai yra žymiai lengviau, nes būtent sąmoningas kūrėjas atsiveria sąjungai su šita neapčiuopiama aukštesnė jėga, kuri padeda, tiesiog padeda. Jinai absoliučiai įgalina tai, kas neįmanoma turėti, tai, kas atrodo protui neįmanoma patirti. Tai aš noriu tavęs paklausti, kaip tu, nes čia mes ir pakalbam apie savo realų patyrimą, realų pavyzdį ir realų buvimą šitoj integruotam patyrė, kur kūrėm iš vien su dieviška sąmonė. Kaip tau atrodė, kaip protui gali atrodyti galimybė gyventi gražiausioj Lietuvos vietoj ir tiesiog turėti daugybę laisvo laiko, kurti iš įkvėpimo, impulso ir gyventi nuostabioje erdvėje ant marių kranto, kaip atrodo tai protui, kai jisai tiesiog susiduria su tokiu, aš noriu tokio dalyko. Svarbu prisiminti, kad prieš 3 metus grįžus į Lietuvą, aš pasiunčiau intenciją, kad aš noriu patirti viskas, kas yra geriausia Lietuvoje. Aš tuo metu labai aiškiai suformulavau šitą intenciją. Manau, jau buvom susipažinę. Man atrodo, kad mes kartu netgi išgryninau šitą intenciją. Taip. Aha. Ir mano protas pakankamai yra atsivėręs ir iš tikrųjų tai nebestebina jau, jeigu iš tikrųjų pasižiūrėjus iš šono, kaip tai atrodytų kitų žmonių protam, tai atrodo super keista ir galbūt neįmanoma, jeigu standartiniam protui. Taip. Nes yra toks quotas, aš mačiau tiek daug stebuklų, kad nebežinau, ką reiškia nebeįmanoma. I've seen so many miracles, cause I don't know what the word impossible means. Čia yra tokia daina. Būtinai įkelsim šitą dainą
kad galėtumėt klausyti. Bet taip, mes norim parodyti ir kodėl darom iš šitą video, kad įmanoma patirti gyvenimą neįtikėčiausiu būdu. Taip, neįtikėčiausiu būdu, kad realizuotųsi tikrai tokie variantai, kur atrodytų wow ir tai taptų kasdienybė. Ir prieš keliaujant toliau, aš noriu paminėti, kad mes neseniai vedėm dirbtuves apie sąmoningą realybės kūrimą ir mes ten mokinam, aiškinam, kaip tai daryti labai labai tiksliai ir pristatant viską dar ir per Soul Pearl pilnatvės sistemą. Ir tai yra 4 valandų dirbtuvės, labai išsamios, labai nuostabi informacija visiems, kas jau nori kitaip pradėti kurti. Ir yra 3 variantai, kaip galite prisijungti šitas dirbtuves. Tai vienas variantas yra vienkartinis įsigijimas tik dirbtuvių, įrašas kainuoja 299 € ir jūs turit neribotą prieigą prie šito įrašo, plus gaunat galimybę dalyvauti vasario 17 dieną antrame susitikime. Tai jeigu dar yra prieš vasario 17 žiūrit šį video, tai turit galimybę dar gyvam susitikime dalyvauti, kur bus antra dalis dirbtuvių. Antras variantas, kaip galit prisijungti, tiesiog prisijungti Soul Pearl prenumeratą, kuri kainuoja 44 € per mėnesį plus 6 € platformos mokestis. Ir jūs gaunate ne vien šitas dirbtuvės, bet ir prieimą prie viso buvusio turinio, galingas, be galo galingas meditacijas, paskaitas apie transurfingą ir turit galimybę dalyvauti visose kitose ateities online renginiuose, jeigu tęsite prenumeratą. Ir trečia galimybė yra jungtis į Rėjaus herojaus kelionę, kuri kainuoja 88 € per mėnesį. Ir Rėjus ten turi 4 lygių transformacinę sistemą, kaip žmogų vesti. Gal nori pats papasakot? Ar gerai aš šneku? Labai gerai šneku. Kaip žmogų vesti į jo aukščiausio potencialo įkūnijimą. Ir kiekvieną mėnesį jie turi temą, su kuria dirba. Turi gyvus susitikimus, susitinka kartu ir aptaria, kas kaip vyksta. Tai žmogus reiškia klauso įrašus įvairių buvusių dirbtuvių, gauna įrankius, dirba savarankiškai. Tada kartą per mėnesį dalyvauja online susitikime, kur susitinka bendrai visi herojai. Ir taip pat naujausias dalykas tai Elevate energetinė praktika, grupinės manifestacijos įrankis labai galingas, kuris yra pristatomas žmogui, kai praeina 4 lygmenius. Tai kas jums labiausiai rezonuoja, tą ir rinkitės ir labai labai tikiuosi, kad prisijungsite ir galėsime keliauti kartu išsamiau tyrinėjant ir išsamiau padedant jums įsigalinti save. Ir dabar mes keliaujam prie kito klausimo. Apie pradėjom ar ne, apie tai, kad žmogui sudėtinga, paprastam žmogui sudėtinga gal atsiverti, kad yra tokios galimybės, kad yra tokie variantai ir iš vis nuvesti save į tokį patyrimą. Ir kaip paprastas žmogus dažniausiai kūrė gausą. Ir kodėl vis dėlto jisai bandydamas kurti gausą atsiduria tam žiurkėno rate, kur sukasi išlikimo režime? Visų pirma, nemanau, kad yra paprastas ir nepaprastas žmogus. Nu taip. Visų pirma. Visų antra. Gal apie sąmoningą kūrybą neužsiemantis. Galbūt miegantis užprogramuotas žmogus. Net neturi savo žodyne žodžio gausa. Čia reikėtų paminėti, kaip jis kuria gausą. Inerciškai, bet ne gausą, jis atlieka veiksmus, kad patenkint poreikius. Ir jeigu tie poreikiai sutampa su vertės kūrimu, gali žmogui labai gerai sektis generuoti resursus. Bet tai nereiškia, kad bus koreliacija su pilnatvė, užsipildymu, su meilės, gerumo jausmu ar ramybė. Nes dažniausiai šitie žmonės sumoka didelę kainą gaudami ar tai pinigų energiją, ar tai galią, pripažinimą. Visada yra
kaina. Ir kitas variantas gali būti, kad jie tiesiog gyvena tokiam išlikimo režime, pakankamai paprastam patyrime, kur yra kiekvieną dieną must kažką reikia daryti, ne dėl to, kad yra įkvėpimas ir aš noriu tai daryti, bet yra pareigos jausmas. Tai reiškia, veikiu iš pareigos ir gali tai būti visai neįdomus kažkoks monotoninis procesas, kuris visiškai nerezonuoja sielai ir žmogus tiesiog daro, nes reikia, nes visi taip daro. Iš tikrųjų, mes nuo pat mokyklos buvome programuojami būtent tam, būti darbuotojais. Būti labai tvarkingais darbuotojais. Nuo 8 iki 5 jau pratino mus prie šito režimo. Ir aš, kai buvau, aš labai nemėgau to režimo, bet gerai, reikia, visi taip gyvena, kava, taip atsikeliu, varau darbą, taip toliau. Bet man kažkuriuo metu, kai jau prasidėjo tas sąmonės budimas, turbūt man kažkuriuo metu iškilo toksai, aš pradėjau kvestionuoti, ar taip tikrai turi būti būtinai, ar taip tikrai reikia gyventi, kad versti save. Ir aš kažkaip pradėjau jausti savo viduje, kad come on, aš tai visai nenoriu dabar eiti tą darbą. Gražus oras, aš noriu šiandien eiti pasivaikščioti, aš noriu eiti šiandien į mišką, aš nenoriu eiti šiandien į tą ofisą. Ir aš tiesiog pradėjau jausti savo sielą, ko jie nori iš tikrųjų, Tai žmonės dažnai, kurie įprastam tam gyvenimo režime, miegantis ir užprogramuoti. Jie užtildė tą balsą sielos, kuri kalbėtų ir sakytų, ko tu nori iš tikrųjų. Jie jį užtildė, nes negalima jo girdėti, nes reikia atlikti pareigą. Tai čia tas toksai, čia net, kaip ir jūs minėjo, čia gausos kūrimo absoliučiai nėra. Čia tiesiog išlikimas. Ir realiai mes nuo pat mažens buvom programuojami, kad taip turi gyventi visi, nes mums taip rodė ir tėvai, ir seneliai, ir visi savo pavyzdžių, kad čia yra toks gyvenimo modelis, kuris yra įprastas ir tiesiog deal with it. Tai yra, priimk tai, tu gimėjai tokiam pasaulyje ir dabar turi tą realybę. Čia yra realybė, taip, nusileisk ant žemės. Tai aš tiesiog noriu pakelti tostą už visus, kurie išdrįsto kvestionuoti tai ir galbūt jūs irgi esate jau visiškai išsilaisvinę iš to, būtų irgi labai gražu, jeigu pakomentuotumėt, parašytumėt, tai labai smagu būtų girdėti. O ką tiesiog įkvepia šitą žinutę, tai sveikinu, jūs jau pradedate tą kelią į šeimą, tai irgi džiugu. Tai kaip vis dėlto tam žmogui, kuris jau galbūt ir pradeda, ar ne, kažką, kad, aš taip nebenoriu, kaip aš gyvenau, aš taip nebenoriu. Bet aš, susiduriu su tokiu dalyku, kad, žmonėm kaip ir dalinuosi savo socialinį medijoje ir įkvepiu juos tikėti, pasitikėti. Ir man vis žmonės rašo, kad, bet protui atrodo neįmanoma. Protas, kodėl taip protui sudėtinga patikėti? Jis įpratęs laikyti tą žinomą gyvenimo modelį ir jam kažkaip, sunku patikėti, kad įmanoma kitaip. Ir jeigu gal žmogus ir norėtų, bet protas netiki. Protas suka programą, kuri yra įrašyta. Ir įjunginėja įsitikinimų sistemą, kuri parodo, kas yra įmanoma ir kas yra neįmanoma. Greičiausias būdas tai pakeisti, pasižiūrėti į savo įsitikinimų sistemą. Kol įsitikinimų sistemoje betvarkė ir jie yra tiesiog perimti iš kolektyvinio lauko, iš kolektyvinės sąmonės, iš šeimos, o tikriausiai 99% užaugo tam pačiam lauke, tam pačiam patyrime. Tai protui ir atrodo, kad yra neįmanoma, kad gali būti kitaip. Bet ir šventraščiuose, ir religijose apie tai kalbama ir yra pristatomas aspektas have faith, apie belief, apie faith, apie tikėjimą to, ko nematai. Viskas veda už matomo, už proto ribų. Tai po truputį ir per ten galima nueiti.
Buvo toks momentas, kai Aš atsiprašau, bet man atrodo, tu nelabai gali tilpti kadrą, kai tu taip atsiremsi. gali būti. Tai ateik arčiau ir gali taip atsiremti. Taip. Tai buvo toks momentas, kai aš supratau, kad mane šitoj realybėj laiko mano protas, pervargimas, išsekimas, nors ant popieriaus atrodė kaip svajonių realybė, bet viduje jausmas buvo visiškai sugedęs, supuvęs. Ir aš pasakiau savo protui, aš turėjau tokį dialogą su protu, sakau, aš tavim nebetikiu ir tavim nebepasitikiu. Dabar tau laikas eiti pamiegoti, aš dabar renkuosi eiti su širdim. Tai kartais yra labai naudinga ir protą atjungti ir pasižiūrėti, kaip gyvenasi be proto. Galiausiai su juo reikia grįžti į sąjungą ir jį atverti, atidaryti ir su juo dirbti ir matyti, kaip mano kaip stebėtojo ir kaip sąmonės atsakomybė yra laikyti vadeles, suvokiant, kad protas yra kaip arklys arba kaip šuo ir jeigu aš tik paleidžiu vadelę, jisai peleka kur. Aš irgi tokia momente buvau, kai pradėjau sąmoningą tą realybės kūrimą ir dar sakykime, intensyvesnį, aš nusprendžiau tiesiog netikėti nei viena mintim. Aš kiekvieną mintį stebėjau taip ir visiškai kvestionavau. Tiesiog, ačiū už idėją. Tai kas vyksta, tai pasidaro stebėtojas dominuojantis. O mintis tos, kurios ateina visiškai iš kažkokios inercijos, kažkokių praeities įvykių, vertinimo kažkokio, jos tiesiog nebeturi galios. Ir tada tas sąmoningas stebėtojas, jisai galina, kuo aš renkuosi tikėti. Ir aš nusprendžiu, kad aš renkuosi tikėti, kad įmanoma. Tai čia yra toks valios dvasinės, gal net dvasinės sąmoningos stebėtojo valios treniruotė. Ir mes tikrai labai palaikom visus, kurie jungiasi į dirbtuves kelioniai, labai rekomenduoju keliauti su kažkuria prenumerata, nes tada jūs turit galimybę neišsimušti. Nes gyvenime labai lengva vėl grįžti į matricą ir vėl labai lengva tikėti ribomis, trūkumų, ypač jeigu išorės žmonės yra tam senam programavime ir jie visai kitaip mato pasaulį, mato per baimės projekcijas. Ir čia prieinam prie paskutinio klausimo, kodėl dabar yra ypač svarbu kurti autentišką realybės variantą, nepasiduodant išorės įtakai. Nes tylus atsakymas, nes tik dabar turim. Ir kito kelio nėra. Jeigu jūs jau jaučiat tą gimimą kažko autentiško viduj, turėkit minty, kad matrica visais būdais bandys jūs sustabdyti. Tai ir matrica veikia, matricos agentai veikia visur. Ir per jūsų mamą, ir per tetę, ir per vyrą, ir per žmoną, ir per visur ten gali pasijungti. Tai jums ten taip gali pareiti iš jų, ką čia per nesąmonės, ką tu čia baig čia, nesvaik. Viskas gali, kas blogiausia, pareiti, nes jūs jau keliat grėsmę tvarkai senai. Tai čia šitoj vietoje yra labai svarbu turėti palaikymą, labai svarbu turėti sąmoningą bendruomenę, labai svarbu atsiremti į tos žmonės, kurie jau išėjo iš to ir drąsiai sėdi prieš jūs ir šneka drąsiai ir žino, kad gal šitas video pasieks masę ir visiškai nesvarbu, nes jau yra tas autentiškas stuburas labai stiprus. Tai kiek įmanoma turėti kontaktą, sąlytį su naujos realybės įkūnytojais arba tie, kurie yra pakeliui įkūnyti tą savo naują realybę. Kelio atgal nėra, nes ten tiesiog tas pats, ten sukasi tas pats per tą patį ir jūsų siela vis dėlto, jeigu jau klauso, jinai atėjo pabusti, jinai atėjo išsilaisvinti. Tai dėl to labai svarbu išsilaisvinti iš išorės įtakos, kad baimės scenarijų paremtų artimųjų kažkokie pasakymai, ką tu čia dabar
kaip tu čia dabar gyvensi, kad neveiktų jūsų. Tiesiog išsilaisvinti iš to ir žinot, kuo aš tikiu ir žinot, kad aš turiu tą ryšį, į kurį galiu atsiremti irgi tiesioginį ryšį su aukštesnė sąmonė. Ir mentaliai vis daugiau žmonių suvokia, bet ką matau, kad integracijos pas žmonės nėra. Jie turi daugybę access prie informacijos. Tiek lietuviškai, tiek angliškai, visom kalbom pilna. Informacija nebėra šitam amžiuje paslėpta. Labai svarbu, ką mes integruojame. Ir mano pačio buvo šokinėjimas tarp laiko linijų, tarp senos, naujos versijos 3-4 metus. Šitas procesas perprogramavimo savęs, jis užtrunka. Jis yra gilus, rimtas procesas, vienas rimčiausių, kurį turėsit savo patyrime. Sielos perspektyvoje tai yra esminis procesas. Taip, ir dėl šito proceso aš statyčiau pinigų, jeigu reiktų lažintis, kad dėl šito proceso jūs dabar šiuo metu esat žemėje. Tai labai rekomenduoju pradžiui pasižiūrėti dirbtuves. Tenai mes sudėjom ne tik savo 10-15 metų patirčių ir perdavėm per energetinį impulsą, bet ir įdėjom tos mažus raktus, kurie yra dideli raktai, kurie yra apie tai, ko nedaryt, nes mes labai gerai patyrinėjom per save ir per darbą su šimtais klientų, ko nedaryt, kas neveikia ir kas labiausiai išmuša, nukreipia ir sudarko viską. Ir kas labiausiai veikia pozityviai. Kas labiausiai veikia, taip. Kas padeda. Taip, iš tikrųjų, tas dirbtuvės reiktų klausyti ne vieną kartą, reiktų atsisukinėti ir pasižymėti, sukonspektuoti ir integruoti savo labai atidžiai tam tikrus dalykus, nes žmonės irgi linkę paklauso ir pamiršta paklauso ir eina toliau gyventi. Prabėgom to nepadarysim šito proceso, ne. Tai linkim tikrai įsitraukimo ir tikiuosi surezonuos. Jeigu ne su mumis, su kažkuo kitu keliauti, bet keliauti į priekį, įsiskleidimą, į visišką klestėjimą, gausą išsiplėtimą, pilnatvę viskame, tai to jums ir linkime ir atsisveikiname su mumis. Ačiū už laiką ir dėkojame už grįžtamą ryšį. Jeigu dalinate šio video, jeigu rekomenduojam kažkam paklausyti, tai esam didžiuliam dėkingume ir siunčiam labai daug meilės visiems. Ačiū. Iki.